už tą verandą. Ir ką, štai turiu terasą. Ir jau lyja. Aš čia net keliukai išvažinėjęs. Tai mano karto žmonės jau vaikštavo su tokiom terbelėm. Točkiai buvo per daug, išsikraipė visą. Tai tiek nebekrausim. Tikiuosi priims mane čia. Kitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, nauja savaitė, turim lapkričio 3 dieną. Sorry, kad nepavyko praeitą savaitę nufilmuoti vidoseko. Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie laukia, bet nebuvo tiesiog, kada atvykti, nebuvo savaitgalį laiko, buvo lapkričio 1, lankėm turbūt visi kapus, bet atvykau šiandien, tai yra pirmadienį, po darbų, lauke tamsu, lauke nieko nepasidarysiu, tai sugalvojau, kad kol turiu šiandien vakarą laisvę, žinau, kad rytoj poryt neturėsiu, tai kažką reikia pasikrapštyti bent jau viduj, namo viduj, pradėti po biškį kraustyti iš čia viską, nes yra dar kas čia likę, realiai reikia viską išnešti ir tada pradėti lupti, tai vat, ardysiu gal spintą šiandien ar kažką. Lauke iš viso tokia tamsuma, liuks rodau, belė kaip lyja, balos, nieko nesimato, bet turim šviesą languose, kas gal kiek neįprasta. Žodžiu, einu aš į vidų, nes baisiai lyja. Tai va šiandien pirmadienis, o laiko čia irgi realiai turbūt porą valandų maks turiu. Tai bandysiu išsiardyti šitą spintą. Kaip tik šį mėnesį pas mus veža stambiagabarytės atliekas nemokamai. Nežinau, kaip pas jūs rajonuose yra, bet bent jau pas mane rajone per metus gali nemokamai priduoti 300 kg stambiagabaryčių atliekų. Tai ko nepasinaudojus progą, galima priduoti minkštus baldus, ardytus baldus, šiferius, 5 lakštus berods ir panašiai. Žodžiu, sudarai sąrašą, jie patvirtina, atvažiuoja, paima tam tikrą datą. Tai galvojau šitą pasiliksiu spintą, bet man vieta tik užima, noriu viską iš to namo išneždinti ir pradėti viską lupti. Tai kol galimybės yra tokios, tai šiandien bent spintą išsiardysiu. Tai reikia pradėti. Spinta tokia, pradžiai galvojau gal išimti tuos stiklus, perdažyti ją kažkada kažkaip ir persidaryti, bet yra tų baldų šiaip nebrangių įvairiausių, čia į sodybėlę bus kažkada gerai. Vis tiek dar čia belė kiek laiko viskas trūks, tai tik maišysis, dar toks stalas yra. Tai šitą stalą irgi turbūt tuo pačiu su tai stambiagabarytėm atliekom ir išmesiu. Normaliai čia eina. Čia nereiktų piršti. Stiklas. O čia reikia ir metalus dar nusukti. Aš beveik koks metalo rinkėjas pasidariau iš tikrųjų. Vieną kartą vežiau, žiauriai patiko, iš šiukšlių gauti centų. Tai dabar, sakas tokias nesąmonės, ko nerinkti, taigi pinigas, Opa. Metalas jis, matai, renka. Dėl 0,001 cento, įvyko man dabar dūžį stiklo. Prarastas laikas ir, bet tai sako, stiklas tą šūkės laimę neša, ne? Tai tikiuosi bus čia į tą temą. Nesąmonėm išsiminėjau. Šiaip tai žiauriai smagu buvo išgirsti tuos žmonės, kurie pasigėdo sekmadienį video, rašė, komentavo.
Tai didelis ačiū, kurie sekat, smagu tikrai turėti tokius sekėjus šiame sodybos etape. Bet, žinot, būna, kad nepavyksta nufilmuoti ir manau tikrai bus tokių savaičių. Nu bet, judam šią savaitę su labai rimtais darbais. Nu va, išsiardžiau aš visokias durelės, tos sekcijos ir panašiai. Ir taip pagalvojau, kad man čia liko visai fainų dalių. Pavyzdžiui, nu va, kad ir šita, tos mažytės tos. Tai aš jas kaip pirmai dariau iš panašių lovos dalių lentynėlės. Tai iš tokių kažką galėsiu, jos ąžuolinės gražios irgi kažką pasidaryti. Kad ir sandėliukę kažkokias lentynėlės ar kažką. Tai aš galvoju ne visas šitas dalys mest lauk. O kažkokias, va, tas, va, pavyzdžiui, tas paslikt bandyt. Siemė visokie stiklai. Dabar saugiau yra. Nejaučiu ir sugrius taip. Opa. O, kaip gražiai išsiardė. Dar šiek tiek šiukšlių apsirinkau ir ką reikia važiuoti namo, ir vėl naktis, ir vėl į darbą, ir vėl antradienis, ir taip bėga laikas tamsiuoju paros metu. Vasaram atrodo atvarai, kiek dar laiko vakare yra, o savaitgaliais išvysi dabar švies tamsu ir nieko. Nu bet, kaip sakoma, po biški, einame vis tiek link to, ne? Tai susitiksim kitą dieną. Tai va, tokia buvo praeita dienelė ant lašelinių. Kai turi daug entuzijazmo, daug noro, bet vis tiek organizmas padaro savo. Žodžiu, apsinuodęs buvau baisiai. Vėmiau per visus galus. Tai ten iš ligoninės keli kadrai buvo, tai net nebuvo jėgų nei kalbėti, nieko, vos ir tuos nufilmavau. Tai va, dabar kažkiek atsigavau jau savaitgalis, išsigulėjęs. Pagalvojau, kad reikia atvažiuoti vis tiek į kaimą, grynam ore pabūt kažkiek, porą valandėlių kažką pasidaryti ir tvarkytis toliau. Vaizdas su kiekvieno atvažiavimu vis baisesnis, žiūrint į medžių lapus. Kai būna medžiai su lapais, viskas atrodo taip uždaro, dabar jau nelabai. Na, o šiandien, kol oras dar leidžia, nelyja, gal kažkiek vėsų, +4, bet nieko. Reikia, manau, šurinę siurbliuką išsiimti, stalus visokius susirinkti, šlangas va, ir emos tą visą kampelį ruoš žiemai, nes jau čia vis tiek nelabai jinai žais, tai susinešti į kloną tuos dalykus, palikti tik rėmus, batuto ir supinių. Tai bandysiu šitos dalykėlius pasidaryti. Ar šitas visas šniūras buvo pabėgęs. Nu va, šlangas su siurbliuku susitvarkiau, parašiau žiemai. Pirštinės perslapo, tai aš jau jas padžiovęs laikau ant to radiatoriuko. Arbata šyla, kepurytė į trasą eina žieminę. Nu, jau nebe vasara. Tai laukiu užkais arbatėlę ir judės toliau į lauką. Ką einu pažaist,
Skrenda namelis Emos. Dabar reikia nurinkti batutą, manau. Toks dramblys lips dabar ant batuto, nu žiaur. Jau va šitam tipo tai apsaugai mėlynai, tai jau ragas. Reiks pavasarį ieškoti naujos. Gal netyčia kas nors turit perparduot, nenaudojat gal batuto, tai duokit žinot. Tai va batutą žiemai parašiau, dabar dar supyniu šitą ir šitą. Nuimsiu ir bus ant žiemos paruošta. Ir viskas. Tai va, tuos visus dalykus iš kiemo šiandien susitvarkiau, ką norėjau. Pasirašiau žiemai. Emos parkas irgi jau užsidarė. Sezoną baigė. Tai šiandien nepersidirbsiu labai. Buvau grynam ore. Jaučiuosi ganėtinai tikrai gerai jau palyginus. O rytoj, manau, taip pat atvyksiu, nes reikia baldus susirūšiuoti. Name čia visokio chlamo daug, kaip ir sakiau, tvarkytis. Galbūt ir kažkiek iš tos, kur nugrioviau, tos visos pavėsinės terasos. Čia kažką dar aptvarkyti. Nu, žodžiu, čia darbo yra visada, bet ne visada yra sveikatos. Dar buvau minėjęs, kad man kitą savaitę stambiagabaritės veža, tai užsiregistravau iš vakar, surašiau, ką galėsiu duoti. Tai dar nieko negavau, buvo penktadienis, tai gal žinot, visi penktadieniais trumpiau dirba tose biudžetinėse įstaigose, tai nesuko galvos, tai tikiuosi atrašys kitą savaitę ir patvirtins man ir galėsiu tą chlamą nešti tam prie tvoros ir sudėt. Tai va, tai šiandien aš manau tiek, susitiksim rytoj. Na ir štai, sekanti diena, aš ir vėl toj pačioj vietoje. Na, šiandien vėl pabūsiu kokias porą valandėlių, 2-3, nežinau. Ir šiandienos tikslas išsinešti kuo daugiau chlamo iš namo, kuris dar yra likęs. Aišku, viso nepavyks turbūt, bet bent jau susidėlioti, ruoštis namo tam ardymui visam. Susidėlioti viską normaliai, nes čia visko, žodžiu, pritempiau. Dar tą namuką, kai tampiau, atitempiau, čia irgi. Belekas, žodžiu, šiandien tvarkymasis toks irgi lengva savaitėlė. Tai reikia pradėti. Ir sekcijos nebėra. Turiu vėl metaliuko, biški karnizų. Visokių dar. Kokie apie 3. O čia bus kokie 6 kg. Apie 10 kg. Jau 20 centų. Babam. Pagaliau atlaisvinau šitą visą kambarį. Tai kas liko, tai tik tai šitas vienas stalas, kurį atsivežėm iš buto, žodžiu. Tai jisai kažkur savo vietą atras ir liko šitas stalas šitam kambarį. Tai jį, kaip sakiau, mesiu kitą savaitę su stambiagabaritėm. Tai jau beveik turim 2 kambarius visiškai atlaisvintus, paruoštus ardymui. Ir turim šitą kambarį dar. Jame tik tai tualetas šiuo metu ir 2 langai. Su langais tai šita istorija, žodžiu, buvo tokia, kad po biškai taupant galvojau, aš susipirksiu tuos langus, žinai, keisim. Bet tada nusprendėm, kad normalią firmą pasiemam, kuri vienu metu sudeda tuos langus ir, žodžiu, taip man jie ir liko. Tai
Tai nežinau, gal kažkada į tvartą įsidėsiu, ar iš bėdos parduosiu, nu, bet sugalvosiu žodžiu. Tai reikia į dabar kitus bardakus tvarkyti. Man dar patinka dekoras, kuris būdavo senuose namuose. Tai čia žodžiu buvo spinta, va, kur matot. Čia buvo apdažyta spinta tiesiog, o taip būdavo daromi remontai. Nu, gražiai. Rožinis kambarys čia toks buvo, viską. Čia lova buvo, žodžiu, keliuko nebuvo, kaip ir daugelį tų gryčių vadinamų. Jos visas ratų pereinamos. Ok, einam į sekantį kambarį. O čia yra belekas. Tai žodžiu, dabar sunešiau tos baldus iš tenai. Norėjau tiesiog atlaisvinti kuo daugiau. Tai sunešiau iš ano kambario baldus šituos čia, nes juos mesiu tik tai kitą savaitę, jeigu man patvirtins, tai paruošti išmetimui čia. O šiaip čia yra daug visko. Tai dabar rušiuosiu šitą kambarį ir liks virtuvė. Virtuviai taip pat belekas, bet jau du bent kambariai yra atlaisvinti. Dabar reikia man čia susirušiuoti visus šitus bardakus. Tai va, realiai viską išsituštinau čia. Išsinešiau, susirušiavau, tai realiai persidažau sienas, lubas, grindis ir galima gyventi drąsiai. O jeigu rimtai, tai ką žinau, nefilmavau aš čia, kai tvarkausi, rušiuoju ir panašiai, nes nemanau, kad jums įdomu. Realiai nufilmuosiu, tai yra rezultatą, tai einam žiūrėti, kaip atrodo namelis, sodybėlė. Ištuštinta. Tai einam į vidų, tai čia visokios šiukšlės, ką pririnkau, popierius ir panašiai. Metalas. Nu tai va, virtuvė, liko tik tai patys tie laidai, visokios kėdės pasilikau, lempa, kopečios, indauja, ar kaip čia vadinasi šitą, tai dar niekur nenešiau, bet ją planuojam restauruoti, tai tikrai neišmetinėsim. Kol kas čia susidėjau visokius įrankius ir visą kitą susirušiavau. Nu tai o čia va, turim šitas visas mesis dalykas, turim tuščią kambarį, čia batai ir pasilikau atsisės dedantis batus darbinius, daugiau tai čia stiklai, čia realiai, kaip ir sakiau, keletas dėžučių liks, tai jas bet kada persikelsiu, šitas stalas mesis, tai va, tuščias kambarys, einam į sekantį buvusį miegamą į dabartinį tualetą. Tuščias. Na ir čia turim virtuvę. Ir čia irgi pustuštė. Tai va, čia išsituštinau, išsinešiau bardaką. Tai realiai ką buvau užsibrėžę šią savaitę. Tai ištuštinti iš šulinio siurbliukus, šlangas, iš kiemo surinkti baldus, lauko, surinkti Emos parką paruoš žiemai. Ir ištuštinti namą. Tai realiai viską pasidariau. Nors ir su ligom, bet viską pavyko pasiekti. Tai aišku, čia tokie darbai juokingi, bet aš visada į viską optimistiškai žiūriu ir džiaugiuosi, kad ir minimaliais tais darbais, nes vis tiek judama į priekį. Šitas šiukšlynas dar likęs, taip ir nepriejau prie jo, reikės bandyti, kada bus laiko. O šiaip kitai savaitai, kaip ir sakiau, veš stambiagabaritės atliekas, tai turiu pasiruošęs, tai va jau galėsiu susidėti jas. Ką nusimatęs kitos savaitės darbams, tai dar tiksliai nežinau. Aišku, galėčiau eiti jau pečių pradėti gauti ar lupt grindis, tai pagalvosiu apie tai. Bet dar kažko tiksliai nenusimatęs. Reikės žiemą ir medžius genėtis pjauti. Tai lauksiu, nežinau, gal sausio kokio, kai bus minusas. Tai va, tai pagalvosiu, ką kitą savaitę čia nuveikti galima per tokius orus. Aišku, čia daug nuo orų priklauso nuo savijautos sveikatos. Šią seriją tikriausiai aš jau baigsiu. Ačiū visiems, kurie žiūrite iki galo, kurie sekate, kurie, kai neįkėliau tos praeitos savaitės dalies, komentavot, rašėt, ar bus ar nebus, kad laukit, tai žiauriai fainai. Ir ką,
palinkėsiu gero ateinančio pirmadienio. Iki.